Svarstai įsigyti balansinę lentą, bet nežinai, kurią rinktis. Šiandieną padėsiu tau apsispręsti. Palyginsime du variantus. Sport Bay Basic Challenge pirmos versijos lentą su voleliu ir apvalios formos Sport Bay Anti-Slip medinę balansinę lentą. Pradėkime nuo Sport Bay Anti-Slip. Tai kompaktiška 40 cm skersmens medinė balansinė lenta, skirta pusiausvyrai, stabilumui ir giliųjų raumenų stiprinimui. Jos paviršius yra neslystantis, todėl pėdos geriau laikosi ant lentos ir pratimus galima atlikti saugiai. Ši lenta ypač tinka pradedantiesiems. Galima atlikti paprastus stabilumo pratimus namuose arba naudoti per reabilitaciją. Treniruojantis ant balansinės lentos, kūnas turi nuolat išlaikyti pusiausvyrą, todėl į darbą įsijungia gilieji korpuso raumenys, taip pat stipriau dirba kojos, ypač čiurnos ir blauzdos. Tuo tarpu Sport Bay Basic Challenge balansinė lenta reikalauja didesnio iššūkio. Ji juda ant volelio, todėl pusiausvyrą laikyti reikia aktyviau. Toks variantas puikiai tinka tiems, kurie nori pagerinti reakciją, stabilumą ir koordinaciją. Ji ypač aktuali sportuojantiems, kuriems svarbi pusiausvyra ir kojų kontrolė. Pavyzdžiui, čiuožimo, slidinėjimo, banglenčių ar kitų aktyvių sporto mėgėjams. Ant lentos su voleliu kūnas dirba intensyviau, nes reikia ne tik išlaikyti stabilumą, bet ir kontroliuoti lentos judėjimą į šonus. Trumpai tariant, jeigu esate pradedantysis, tikrai rinkčiausi apvalią Sport Bay Anti-Slip balansinę lentą. Bus tikrai ramesnė ir paprastesnė pradžia. O jeigu norite daugiau iššūkio, rinkitės Sport Bay Basic Challenge balansinę lentą su voleliu. Šias prekes rasite Sportuok.lt.